Sveiki gerbiami žiūrovai ir klausytojai. Šiandien su jumis 5. didžiausia paskolų brokerių tinklo Baltijos šalyse visibankai.lt tinklalaidė, kurioje su ekspertėmis kalbėsime apie tai, kai būsto paskola tampa per didelė našta. Dėl padidėjusių būsto paskolos įmokų, dėl sumažėjusių pajamų arba infliacijos ir ką tokiu atveju reikia daryti. Na, o šiandien studijoje su mumis visibankai.lt vadovė ir būsto paskolų ekspertė Vita Kazėnienė. Sveiki. Ir visibankai.lt būsto paskolų ekspertė Brigita Janonytė. Sveiki. Tai Brigita, papasakokit, kokie yra būsto paskolos grąžinimo būdai, kad išvengti kažkokių finansinių sunkumų? Tai iš esmės, kai ir konsultuoju pačius klientus, manau, svarbiausia yra atkreipti dėmesį į mėnesio įmoką, nes vieną sumą klientai gali pasiskolinti, bet kai paskaičiuoja mėnesio įmoką, tai jie sako, kad nenorim tiek mokėti. Taip, tai pagrindinis dalykas yra mėnesio įmoka padaryti tokią, kad jinai būtų maksimaliai patogi ir kad ją galėtumėte mokėti, bet ir turėtumėte savo papildomas išlaidas kasdienės, galėtumėte saugiai jaustis. Taip. Tai vadinasi, jeigu mėnesio įmoka yra patogi, tai jūs jau apsisaugote. Jeigu jūs norite dar sumažinti tą mėnesio įmoką, tai vieni iš variantų yra susitaupyti kažkokią X sumą papildomai, dengti didesnėmis dalimis, kaip pavyzdys tą patį kreditą ir mažinti mėnesio įmoką. Kitas variantas - stebėti rinką, žiūrėtis, ar jinai negali pasiūlyti geresnių sąlygų, negu pas jūs yra patvirtinta sutartyje ir galbūt kažkiek pasikoreguoti tą įmoką. O kas yra tas būsto paskolų refinansavimas? Apie ką jis? Tai refinansavimas būtent ir yra perėjimas arba į kitą banką, arba sąlygų pakeitimas tame pačiame banke, peržiūrint senąsias sąlygas klientų. Tai vadinasi, dažniausiai ypatingai šiuo laikotarpiu, kai yra Euriboras tikrai aukštumose per pastaruosius daugiau negu 10 metų, tai visur visi klientai yra raginami refinansuotis. Bet reikia atsižvelgti į tai, kad visos sąlygos keičiamos. Reikėtų pirmiausiai įsivertinti, ar apsimoka. Ar apsimoka keisti tas sąlygas, ar nėra refinansavimo mokesčių papildomai taikoma kitose bankuose, ar klientas dabar apskritai yra pajėgus pasiimti tokio dydžio paskolą, nes ne visi gali tai daryti. Bet iš esmės, jeigu paskaičiavus atsiperkamumą ir verta yra refinansuotis, tai tikrai šiai dienai nemažai klientų yra refinansuojami. Į kitus bankus, ne visą laiką tie patys bankai pasiūlo geresnės sąlygas. Bet kai kurie klientai pasirenka ir likti dabartiniuose bankuose. Brigita, tai pasakykit, kiek yra realu su refinansavimu susimažinti būsto paskolos mėnesinę įmoką? Tai iš esmės mėnesio įmoka jinai priklauso ir nuo paskolos sumos. Tai vadinasi, jeigu klientui liko išsimokėti 20 000, tai iš esmės tas skirtumas bus mėnesio įmokos tikrai labai juokingas, gali būti keli eurai ir dažnu atveju klientai net nepasirenka to, nes papildomi mokesčiai sutarties sudarimo galbūt, papildomi mokesčiai hipotekos perkelimo, galbūt kažkokios dar refinansavimo mokesčiai banke taikomi tuo metu, tai tada kai pasiskaičiuojate atsiperkamumą, tada galbūt klientas net nesirenka. Bet jeigu kliento buvo seniau patvirtinta paskola arba buvo patvirtinta tuo laikotarpiu, kai jisai buvo vertinamas su padidinta rizika ir palūkanos buvo didesnės, o dabar gali gauti tikrai kur kas geresnės sąlygas, tai tada galima jau skaičiuotis ir tas atsiperkamumas gali būti 20-50 eurų per mėnesį ir ilguoju laikotarpiu tikrai atsiperka. Tai gaunasi ženkli suma. Taip. Plus galbūt lankstesnės sąlygas gaus. Grąžinimas anksčiau laiko galbūt buvo taikomas apribotas tuo metu, o dabar gali taikyti geresnį, lankstesnį ir aišku, galbūt yra tam papildomų sąlygų ilgalaikiai perspektyvai, kas neapsimoka klientui arba apriboja, o dabar galima patvirtinti lankstesnės. Visą laiką verta peržiūrėti, pasikalbėti ir tada, kai viskas atsispindi skaičiuose, klientui labai paprasta spręsti, ar apsimoka ar ne. Nes iš tikrųjų refinansavimo tema pas mus Lietuvoje dar pakankamai tokia nauja ir šviežia. Yra pas mus dar daug kas net nežino, kas yra tas refinansavimas. Vita, kokia yra situacija užsienyje? Aš gal paaiškinsiu, kas tas refinansavimas. Gerai, kaip apibrėžimas arba gal kaip vertinys geriau būtų, nes mes visi girdim refinansavimas. Labai paprastai tariant, tai kredito perkreditavimas, to paties kredito. Tai jeigu
tame pačiame banke. Tai greičiausiai bus tiesiog to kredito sąlygų peržiūrėjimas ir naujų suteikimas. Jeigu mes einame į kitą banką su savo kreditu, čia bus tas tikrasis refinansavimas, kredito perėmimas kitos kredito įstaigos. Tai, kaip Brigita minėjo, sąlygos gali būti, jeigu tas pats bankas siūlo sąlygų keitimą, gali būti vienokios sąlygos, o persikeliant visą kreditą į kitą kredito įstaigos, jos gali būti kardinaliai kitokios ir daug geresnės klientui negu kad yra. Bet kaip Brigita ir minėjo, kol kas tas nėra labai aktyvu dėl einamuoju trumpuoju laikotarpiu mažai matomo atsiperkamumo. Atsiperkamumas matosi per ilgąjį laikotarpį, bet dažniausiai, kada mes einam su noru refinansuotis, tai pas mus yra noras, kad mūsų įmoka drastiškai sumažėtų, bet tas dažnu atveju neįvyksta. Atsiperkamumas pasimato laikotarpio pabaigoje. Užsienį situacija yra kitokia, todėl kad pas juos yra daugiau suteikiamos būsto paskolos su ilgo laikotarpio, tai pavadinkim, fiksuotomis palūkanomis. Tai yra, kad palūkanos nesikeičia 2, 3, 5 metus, ar ne, kaip pas mus kas 3 mėnesius keičiasi, kas 6 mėnesius keičiasi ir kas 12 mėnesių keičiasi. Tokiu atveju yra nusistovėjusi kai kuriuose šalyse praktika, kad kada artėja mano būsto paskolų palūkanų keitimosi momentas, net prieš pusmetį bankas pradeda rašyti savo klientui, ką jūs norėtumėte rinktis. Ir jie iš karto vėl pasiūlo net po kelis variantus, jeigu tai būtų vėl keistusi kas 2 metus, tai jūsų palūkanos būtų tokios, jeigu kas 3 metus tokios ir taip toliau ir panašiai. Šiais atvejais bankas neprašo jokio turto vertinimo, jis tai daro savo vidinį pervertinimą, tai vadinasi, klientui tas nieko nekainuoja. Bankas neprašo jokių kredito sutarčių pakeitimo mokesčių. Tai klientas labai paprastai gali pasižiūrėti, ką siūlo mano bankas. Prie viso to būsto paskolų tarpininkai irgi didžiojoje dalyje šalių, jie žino, mano klientui baiginėjasi tokios ir tokios palūkanos, jam turės būti siūlomas naujas. Jisai vėl kreipiasi į bankus ir gauna pasiūlymus. Tai klientas gauna pasiūlymą ir iš savo banko, ir gauna pasiūlymus iš paskolų tarpininko, kuris mato, kur galėtų klientas sutaupyti. Ir tada žmogus sprendžia, ar jisai pereina į kitą banką ar ne. Jeigu jisai nusprendžia pereiti į kitą banką, jam dažniausiai būna sutarties administravimo mokestis tik tai, turto vertinimas yra nedaromas, papildomų mokesčių klientas nesumoka. Tai yra ilgalaikės labai praktikos ir tai yra susijusios su tom vadinamom fiksuotom palūkanom. Pas mus yra kintamos palūkanos, pas mus tas nevyksta realiai. Na ir mūsų bankai neskambins ir nesakys klientui, kad žiūrėkit, mes jums galim atpigint paskolą, ateikit. Labai natūralu. Normalu, jie pelno siekianti organizacija. Taip, o žiūrėkit, tarkim, dabar turim tą tokį laikotarpį, kai būsto paskolų įmokos yra padidėjusios, Euriboras kaip ir pasiekė savo piką. Infliaciją irgi jaučiam, ar padaugėjo kreipimusi dėl refinansavimo, kokia situacija Lietuvoje bendrai paėmus? Aš gal iš šitą klausimą atsakysiu, tai tikrai mes pajutom susidomėjimą labiau galbūt 23 metų pavasarį, tada buvo tikrai nemažai ir Lietuvos banko atstovų pasisakymų refinansavimo tema. Tai domėjimosi, pasiskaičiavimų, kas man apsimoka, ar man apsimoka refinansuotis, ar man neapsimoka refinansuotis, tikrai turėjom daugiau negu įprastai. Kad tai būtų masinis refinansavimas, tikrai to nepajutom, kadangi, kaip ir minėjom, įmokoje tas pasireiškia labai nedidelė dalimi. Tarkim, įmoka sumažėja 20 eurų, 15 eurų per mėnesį. Tai klientai įsivertinę, kad jie turės sumokėti refinansavimo mokestį, jeigu keis banką, jiem reikės daryti naują turto vertinimą, hipoteką naują kredito sutarties sudarymo mokestį ir jie tada pasilieka prie to, kas yra. Ir mes sakom, tada tokiu atveju, jeigu jūs norite per ilgai laikotarpį sutaupyti, darykite kažkokius savo atsidėjimus savo pajamų, sukaupkite sumą, grąžinkite anksčiau laiko dalį kredito. Vėl sukaupkite sumą, vėl grąžinkite anksčiau laiko kreditą. Tai galima iš įvairių pusių pažiūrėti. Tas atsidėjimas ir sutaupimas niekada neišeis į blogą.
nes gali nutikti gyvenimas, gali nutikti krikštynos, gali nutikti bet kas tik tai nori, ar ne? Ir man reikės sukti galvos, iš kur man gauti pinigų, nes aš būsiu atsidėjęs. O jeigu nereikės, prašom, susimažinsiu kreditą. Kada tada reikia verta kreiptis dėl refinansavimo? Dažniausiai klientai kreipiasi pas mus, jeigu jų kreditas yra suteiktas kredito unijose, nes kredito unijų maržos visą laiką yra aukštesnės negu bankų. Ir jeigu prie jo dar prisideda Euriboras aukštas, įmokos būna tikrai labai stipriai skiriasi nuo tos, kas mokama yra bankuose. Tai tokiu atveju tikrai verta persižiūrėti ir pasigalvoti ir pasidėlioti. Kitas dalykas, klientai, kurie dar turi labai didelį kredito likutį, ilgą laikotarpį, kada grąžinti tą kreditą. Galbūt tą kreditą pasiėmė prieš porą metų, ar ne? Dar buvo 0 Euriboras ir pradėjo kilti ir pakilo. Tai jų kreditas dar nespėjo taip greitai sumažėti, ar ne, su įmokom. Tai šitiem klientam tikrai verta persižiūrėti ir bandyti kalbėti tiek su savo banku, o kad turėti dar ir argumentus, tai užsipildyti paraiškas ir kitose bankuose. O tai bendrai paėmus, jeigu žmogui tampa tikrai našta sumokėti tą būsto paskolos įmoką, ką jūs tuomet rekomenduotumėt daryti? Tai iš esmės reikia nepamiršti tai, kad yra papildomos apsaugos. Taip, ir mes turime galvoti, kad gali atsitikti gyvenimas, jis gali nutikti rytoj. Ir nesam nemirtingi. Tai svarbiausia yra žinoti tai, kad pagal Lietuvos banką gali 3 mėnesius daryti atidėjimą. Per 3 metus įmokų atidėjimą klientai turi teisę nekeičiant sutarties. Tai mano visą laiką švietimas savo klientam, aš visą laiką jiem viską papasakoju ir sakau, kad nelaukti, kol vėluos įmoka, nelaukti, kol kredito istorija gadinsis kliento, bet iš karto kalbėti su banku ir sakyti, kad yra sudėtinga situacija, gal galim atidėjimą daryti, gal galim ilginti laikotarpį, gal galim kažkaip pamodeliuoti visą šitą situaciją. Tai čia yra vienas iš tų dalykų, kad nebijoti kreiptis į banką ir nebijoti jam pasakyti, kad yra sudėtinga dabar situacija. Nes ateityje tada išvengsite kredito istorijos sugadinimo ir galėsite toliau kredituotis. Kitas dalykas galėtų būti tas pats refinansavimas, reikia žiūrėtis, kokios tos situacijos, dėl ko negali mokėti. Taip, aišku, jeigu darbo netekimas, tai čia viena yra, bet galbūt seniau patvirtintos sąlygos yra prastos, tas pats refinansavimas pagelbėtų. Jeigu, tarkim, kredito laikotarpis buvo, kreditas imtas trumpam laikotarpiu, ar ne, bet, tarkim, ten 10-20 metų, o galima kreditą gauti iki pensinio amžiaus, ne ilgiau kaip 30 metų. Galbūt tada tokiu atveju pasikeisti sąlygas, tai yra prasilginti kredito laikotarpį. Ilgesnis kredito laikotarpis reiškia mažesnės mėnesinės įmokos. Taip, jeigu žiūrėti taip naudą bankui sumokėsite daugiau, bet mėnesinė įmoka jums bus mažesnė. Tai, kaip ir Brigita sakė, svarbiausia nesislapstyti ir kalbėti su banku, nes bankas nėra suinteresuotas atimti jūsų turtas ir laukti, kada jūs čia negalėsite mokėti. Atvirkščiai, bankai kalbasi, bankai ieško sprendimų ir nereikia nuo to slėptis ir galvoti, kad gal kažkaip čia praslysiu. O šiaip įmanoma atsisakyti kredito sutarties? Yra tokia opcija? Jeigu dar kreditas šviežiai pasirašytas, tai taip, yra pagal įstatymą, yra apsvarstymo laikotarpis, per kurį aš galiu atsisakyti kredito sutarties, net ir pasirašytos, ir prie to nemokėti jokių kažkokių tai baudų ir taip toliau. Jeigu kreditas yra jau išmokėtas, aš jį moku galbūt metus, 2 ir taip toliau, taip galite atsisakyti kredito sutarties, bet turit padengti kreditą. Tai vienas iš variantų yra nuosavos lėšos padengimas arba pardavimas turto. O pavyzdžiui, tarkim, žmonės įsigijo, tarkim, būstą, kuris tuo metu pagal tuometinę finansinę situaciją jiems buvo lengvai išlaikomas, nekilo jokių sunkumų, visa kita. Pasikeitė finansinė situacija, atsirado tam tikrų aplinkybių ir žmonės mato, tai yra per sunki našta, įmokos per didelės, ten komunaliniai mokesčiai, visa kita, pavyzdžiui, ten didelis plotas kažkoks ar centre kažkur ir panašiai. Ir sako, reiktų mums kraustytis, tarkim, į miesto pakraštį, į mažesnį butą ir visa kita. Kaip toks procesas turėtų tada vykti?
Tai iš esmės vienas iš standartinių procesų keitimas būsto, tai arba į didesnį, arba į mažesnį, tai arba šeimos pagausėjimas, arba šeimos sumažėjimas, kai vaikai užauga ir išeina ir jau nebereikia tų 3 aukštų namo užmiestyje, o labiau kažkur kitur. Tai viską galima lygiai grečiai tvarkytis, tai klientai pardavinėja savo turtą, aišku, prieš tai įsivertinę, kiek realu, už kiek realu parduoti, kiek iš pardavimo padengus paskolą liks jiems nusipirkti, tada įsivertinam, kokią pajamų dalį jie gali papildomai pasiskolinti, tai yra iš banko kredituotis ir pagal tai jau ieškosi savo lygiai grečiai norimo to mažesnio turto. Galbūt net nereikia tos paskolos, nes pardavus tą didelį turtą, padengus paskolą lieka pakankamai, bet ne visi klientai nori visus pinigus sudėti į pirkimą. Taip, nori kažkokią dalį pasilikti savo arba įdarbinti pinigus kažkur kitur. Tai dažnai skolinasi papildomai iš banko, nes vis tiek pakankamai pigus tie pinigai yra. Tai labai standartinis tas modelis, tik svarbu, kad klientai gebėtų dabar pasiimti paskolą. Tai vėlgi tie patys reikalavimai. Pajamos, turtas pats, kad tiktų bankui. Tai žodžiu, jeigu yra poreikis susimažinti įmokas, pasikeisti būstą iš ten didesnio į mažesnį, tai vėl viskas yra įmanoma, iš naujo reikia praeiti procesą, atitikti tam tikrus reikalavimus ir tada... Taip, nes mes jau nebevertinsim senosios paskolos, nes jinai yra padengiama arba greitai bus padengta ir vertinam jau kaip naują paskolą, naujajam būstui, tam mažesniam. Tai tas, kad turėjai tam būsto paskolą, ką tik niekaip neatliepia tam naujam vertinimui? Ne. Kalbant apie tuos tiems, kurie, pavyzdžiui, turi santaupų, ar verta grąžinti paskolą anksčiau, ar turimas lėšas rekomenduotume tada geriau investuoti, kaupti indėliuose ar kitų būdų. Bet kaip tada daryti, ar apsimoka grąžinti būsto paskolą dalim šiek tiek anksčiau? Tai aš šiaip nepatarinėju klientam, kur tos pinigus padėti, jie nori patys daryti. Kai kurie nori grynus turėti, kai kurie nori investuoti, kai kurie nori sąskaitoj turėti. Faktas, kad visą laiką rekomendacija ne vienoje vietoje laikyti pinigus, bet visus turimus pinigus irgi nėra protinga įdėti į banko paskolos dengimą, nes iš ten jau nebeišsiimsite jų. Tai jeigu jums trukdo tą mėnesio įmoką ir norite greičiau grąžinti kreditą, tai atitinkamai ir dengiate anksčiau laiko pačią paskolą, o jeigu jums tinkama maža įmoka, mažos palūkanos ir beveik mažai ten permokate bankui, tai kai kurie klientai net nejudina senųjų paskolų, kaip, pavyzdžiui, maržos yra ten 0,7, 0,8%, tai jie sako, aš nieko nenoriu keisti, net nejudinti, net neapsimoka grąžinti. Nes pinigai su laiku nuvertėja. Būtent, taip. Tai, o kur klientas padės tos papildomus pinigus, kad tie pinigai nenuvertėtų ir dirbtų, tai čia yra begalė tų sprendimų. O kiek kainuoja išankstinis paskolos grąžinimas, ar jis turi kažkokią kainą? Iš esmės, svarbu žiūrėti sutartis, nes kiekvienais metais tos sutartis gali skirtis, bet kai klientas pasirašo, kokios sąlygos yra sudaromos, jos yra nekeičiamos. Kaip pavyzdys, jeigu grąžinimas anksčiau laiko yra neribojamas, nemokamas, tai gali daryti bet kada. Jeigu yra ribojamas, tada reikia žiūrėti, kada gali grąžinti. Dažniausiai palūkanų perskaičiavimo dieną bankas leidžia grąžinti nemokamai, bet kokiu atveju, su bet kokia sutartimi bankai leidžia grąžinti su kintamomis palūkanomis, bent 1 ar 2 kartus metuose nemokamai. Tai vadinasi, reikia žiūrėtis pagal sutartį pačią. Jeigu sena sutartis neranda klientai, tai skambinat bankui, jie iškapstys tą informaciją iš archyvų. Tas leidimas grąžinti paskolą nemokamai, tai iš principo yra apibrėžtas įstatymu, kad bankas privalo suteikti galimybę žmogui grąžinti paskolą anksčiau laiko. Ir įstatymė tai yra labai gražiai nurodyta, tai bankai vieni leidžia grąžinti bet kuriuo metu nemokamai, čia yra nuo 2017 metų. Kiti bankai prašo truputėlį ten, kad, kaip Brigita sako, kada palūkanų mokėjimo diena, tada nemokamai, bet iš esmės praktiškai šiai dienai beveik visi bankai suteikia galimybę grąžinti nemokamai dalį ir visą kreditą bet kuriuo metu. O jūs, pavyzdžiui, tarkim, visi mes žinom, kad jūs kreipiasi žmonės, kurie nori gauti būsto paskolą, bet ar jūs kreipiasi, pavyzdžiui, žmonės, kurie, tarkim, turi būsto paskolą ir jiems susiduria su kažkokiais sunkumais ir sako, gal galit man padėti? Taip, be abejo. Tai vienas iš tų pagrindinių yra skyrybos.
Tai keisti sutartį, kaip viską sudaryti, kaip geriau padaryti, ką daryti su ta turima paskola, nes normalu, kad galbūt kito turto įsigijimas, gal didinimas paskolos, kompensacijų išdavimas. Tai konsultuojasi visą laiką, iš esmės visais klausimais pasiteirauja klientai. Tai manau, kad tai yra gerai, kad kreipiasi, kad sužino tą informaciją, nes bent jau tada jie žino, kaip judėti toliau ir kad tai galbūt nėra beviltiška situacija, kaip iš pradžių gali pasirodyti. Tai jūs galima kreiptis ne tik tada, jeigu noriu gauti būsto paskolą, bet ir šiaip pasikonsultuoti apie esamąse, tai jūs daug platesnį spektrą paslaugų darote. Mūsų paslaugų spektras yra viskas apie būsto paskolą. Taip. Tai vadinasi, ar tai yra refinansavimas, aš jau nekalbu apie naujos paskolos išdavimą ar ne, ar tai yra būsto refinansavimas, ar būsto paskolos sumos padidinimas, ar papildomos kreditas būsto įsirengimui. Įeina viskas. Tai, kas yra susijęs su būsto paskola. Tai net jeigu reikia baldam ar ne, tai gali būti ir vartojimui paskola, to būsto baldam įsigyti. Tai pas jūs galiu ateiti net jeigu noriu imti paskolą kažkokiam remontui netgi. Oho. Tai remontas, statybų užbaigimas, rekonstrukcija, bet kas susiję su tuo būstu jūsų, bet kurios rūšies paskola. Prašau, būsto paskolų ekspertės nuo A iki Z. Tai jeigu, mėly žiūrovai, ne tik norite gauti būsto paskolą apskritai, norite pasikonsultuoti apie būsto, įrengimo, remonto ir kitas paskolas, o gal net apie refinansavimą, ar šiaip sužinoti, kaip elgtis jūsų situacijoje, užsukite į visibankai.lt, registruokitės konsultacijai, pirmoji konsultacija yra nemokama ir profesionalūs paskolų ekspertai jums padės atsakyti į visus jums rūpimus klausimus. Na, o aš šiandien labai dėkoju savo pašnekovėms, tai visibankai.lt vadovai ir būsto paskolų ekspertai Vitai Kazėnienei ir visibankai.lt būsto paskolų ekspertai Brigitai. Na, o ačiū Jums, kad žiūrėjote ir klausėte. Tikiuosi, kad buvo naudinga ir įdomu. Na, o aš pakviesiu Jūs pasekti visibankai.lt Facebook, Instagram ir LinkedIn paskyrose, taip pat YouTube ir Spotify. Na, o mes susitiksime kitose epizoduose. Iki.